Sveiki atvykę į Lietuvos banko virtualius pokalbius. Čia sudėtingus finansinius dalykus aiškiname paprastai. Aš Vincas, o šiandien kartu su manimi Goda, mūsų išmanioji finansinio raštingumo virtuali ekspertė. Kalbėsime apie būsto paskolas nuo pradinio įnašo iki palūkanų. Pradėkime. Įsigyti būstą tikrai didelis žingsnis. Sakykit, nuo ko reikėtų pradėti, kai jau svarstai apie paskolą? Kokie yra patys pirmieji etapai? Pirmiausia, labai svarbu sąžiningai įvertinti savo finansinės galimybės. Ar pajamos tvarios? Ar tikrai užteks ir paskolos įmokai, ir kitoms pragyvenimo išlaidoms bei poreikiams? Reikia pagalvoti ir į priekį. Taip, būtent. Kai jau aiškiau su finansais, tada verta kreiptis į kelis skirtingus kredito davėjus. Tiesiog pradiniai konsultacijai. O radus patinkantį būstą, jau reikės jo nekilnojamojo turto vertinimo. Čia svarbu žinoti, kad paskola negali viršyti 85% turto rinkos vertės arba kainos. Imama ta suma, kuri mažesnė. Likusi dalis yra pradinis įnašas. O nuo 2026 metų rugpjūčio, įsigijant pirmą būstą, pradinis įnašas bus mažesnis, nes paskola negalės viršyti 90% turto rinkos vertės arba kainos. Tai ar teisingai suprantu, kad dabar man reikia turėti 15% pradiniam įnašui, o nuo 2026 metų rugpjūčio mėnesio užteks turėti 10%? Taip, teisingai. Nuo 2026 metų rugpjūčio 1 dienos pirmo būsto paskolos pradinis įnašas mažės nuo 15% iki 10%. O suma, kurią galėsime skolintis iš kreditoriaus, norėdami įsigyti pirmąjį būstą, padidės. Tada jau teikiate paraiškas kredito davėjams, kuriuos pasirinkot, deratės dėl paskolos sąlygų ir gaunat konkrečius pasiūlymus. Gavę pasiūlymus turit nemažai laiko jiems apsvarstyti, o įpareigojantis pasiūlymas galioja mažiausiai 30 dienų. Laiko tikrai pakanka. Tuomet sutarties pasirašymas, pats būsto pirkimas, jo įkeitimas bankui ir aišku atsiskaitimas su pardavėju. Ir dar nepamirškim privalomojo turto draudimo. Sakykite, prašau, kokie yra pagrindiniai reikalavimai, kai imama pirmoji būsto paskola? Pagrindiniai reikalavimai pirmai paskolai yra keli. Pirma, kaip minėjom, šiuo metu pradinis įnašas turėtų būti mažiausiai 15% nuo būsto kainos ar vertės, imama mažesnioji suma. Nuo 2026 metų rugpjūčio 1 dienos ši tvarka keisis. Kai kuriems asmenims, kurie neturi kitų būsto paskolų ir įsigyja savo pirmą būstą, bus galima skolinti su 10% pradiniu įnašu. Tai gera žinia būsimiems pirkėjams. Taip. Bet kol kas galioja dabartiniai reikalavimai, todėl kalbame apie situaciją, kai paskola imama dabar. Antra, kredito davėjui reikia pateikti bent 6 mėnesių tvarių pajamų istoriją, kad matytųsi jų stabilumas. Trečia, visi finansiniai įsipareigojimai, įskaitant ir būsimą paskolos įmoką, negali viršyti 40% gaunamų mėnesio pajamų. Vadinasi, reikia atsakingai įsivertinti bendroskolių naštą. Būtent. Ketvirta, žinoma, gera kredito istorija. Galiausiai 5, maksimalus paskolos grąžinimo terminas yra 30 metų. Bet tiesą sakant, kredito davėjai gali taikyti ir šiek tiek griežtesnius reikalavimus. Girdėjau, kad jei žmogus jau turi paskolą ir ima dar vieną, taisyklės kitokios. Įnašas didesnis? Taip tiesa. Kai imama dar viena būsto paskola, pradinis įnašas jau turi būti gerokai didesnis, ne mažiau kaip 30%. Pavyzdžiui, jei perkamas dar vienas būstas kainuotų 100 000 eurų, reikės turėti bent 30 000 eurų pradiniam įnašui. Tiesa, yra išimčių, kada gali užtekti ir 15%. Sakykim, jei pirma paskola jau beveik grąžinta, daugiau nei pusė jos. Arba jeigu paskolos likutis sudaro mažiau nei pusę įkeisto būsto vertės. Taip pat, jei keičiamas būstas į naują, įsipareigojant senąjį parduoti per nustatytą laiką. Supratau. O kai jau turim pasiūlymus iš kelių bankų, kaip juos geriausiai palyginti? Į ką labiausiai žiūrėti? Gavus įpareigojančius pasiūlymus ir turint 30 dienų, reikia tikrai atidžiai juos panagrinėti. Labai svarbu lyginti ne vien palūkanų normą, bet ir bendrą kredito kainos metinę normą BKKMN. BKKMN.
Skamba sudėtingai. Kas tai? Iš tikro tai visai nesudėtinga. Paaiškinsiu. Bendra kredito kainos metinė norma, BKKMN, apima ne tik palūkanas, bet ir kitus mokesčius susijusius su paskola. Todėl jį geriausiai parodo, kuri iš jų bus pigesnė per visą laikotarpį. Todėl taisyklė paprasta. Kuo BKKMN mažesnė, tuo geriau. Vadinasi, žiūrim į bendrą kainą, ne tik į palūkanas. Taip pat verta įvertinti mėnesio įmokos dydį, sutarties mokesčius, išankstinio grąžinimo sąlygas ir, žinoma, visada verta pabandyti derėtis. Gal pavyks gauti palankesnės sąlygas. Gerai, pereikime prie palūkanų. Dažniausiai siūlomos kintamosios. Kas tai ir kaip tai veikia? Kintamoji palūkanų norma susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis – kintamoji bazinė palūkanų norma. Lietuvoje dažniausiai tai yra Euribor. Antra dalis – tai fiksuota kredito davėjo marža. Ji nekinta visą sutarties laikotarpį. Tai Euribor keičiasi? Taip, Euribor dydis priklauso nuo Europos centrinio banko sprendimų, nuo ekonominės situacijos, infliacijos. Jei Euribor kyla, didėja ir mėnesio įmoka. Jei krenta, mažėja. Kaip dažnai Euribor perskaičiuojamas? Paprastai kas 3, 6 arba 12 mėnesių. Priklauso nuo sutarties. Todėl renkantis kintamasias palūkanas labai svarbu įvertinti riziką, kad palūkanos gali augti. Ir tam reikia turėti finansinį rezervą. Kokia alternatyva kintamosiams? Girdėjau apie fiksuotas palūkanas. Kokie jų pliusai, minusai? Taip, kita galimybė fiksuotoji palūkanų norma. Tai reiškia, kad sutartyje nustatomas konkretus procentas, kuris nekinta tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, 5 metus, o kartais net visą paskolos terminą. Tai suteikia stabilumo. Būtent. Pagrindinis privalumas – aiškumas ir stabilumas. Mėnesio įmoka nekinta dėl rinkos svyravimų, todėl lengviau planuoti biudžetą. O trūkumas? Na, jei rinkoje palūkanos pradėtų mažėti, tie, kas pasirinko fiksuotasias, mokės daugiau nei turintys kintamasias. Ir paprastai fiksuotos palūkanos sutarties pasirašymo metu būna šiek tiek aukštesnės nei kintamosios. Dar vienas svarbus pasirinkimas – kaip grąžinti paskolą. Girdėjau, yra linijinis būdas ir anuitetinis. Kuo jie skiriasi? Taip, tai 2 pagrindiniai metodai. Renkantis anuitetinį, kiekvieną mėnesį mokama vienoda bendra įmoka, bet jo sudėtis keičiasi. Pradžioje daugiau sudaro palūkanos, o mažiau paskolos grąžinimas. Vėliau atvirkščiai, palūkanų dalis mažėja, o paskolos dalis didėja. Renkantis linijinį metodą, kiekvieną mėnesį įmoka bus kitokia. Ja sudaro tokia pati paskolos dalis, o palūkanos keisis, skaičiuojamos nuo likusios negrąžintos paskolos sumos. Dėl to bendra mėnesio įmoka mažėja. Tai kuriuo atveju sumokama mažiau palūkanų? Linijiniu būdu per visą laikotarpį sumokama mažiau palūkanų. Bet kaip sakiau, pradinės įmokos būna didesnės nei pasirinkus anuitetinį. Todėl anuitetinis kartais patrauklesnis tiems, kam pradžioje svarbesnės mažesnės įmokos. O ką dar svarbu žinoti prieš dedant parašą ant būsto paskolos sutarties? Pirmiausia, svarbu žinoti, kad turite teisę apsigalvoti. Nuo sutarties pasirašymo dienos yra 14 kalendorinių dienų, per kurias galima sutarties atsisakyti be jokių papildomų mokesčių. Tiesiog reikia grąžinti gautą paskolos sumą ir iki tol susikaupusias palūkanas. Kreditorius taip pat gali paprašyti, kad kredito gavėjas atlygintų patirtas administracinės išlaidas. Be to, svarbu žinoti, įsigyjant būstą privaloma jį apdrausti. Tačiau draudimo įmonę galima rinktis laisvai, nebūtinai tą, kurią siūlo bankas. Galima ieškoti geresnių sąlygų? Taip, kredito davėjas gali pasiūlyti palankesnės paskolos sąlygas. Tarkim, mažesnę maržą, jei savanoriškai naudojatės kitomis jo paslaugomis. Vadinasi, derybų klausimas. Iš esmės, taip. Svarbiausia, labai atidžiai perskaityti visą sutartį ir visus priedus prieš pasirašant. Ačiū už šiuos paaiškinimus. Primenu, kad sprendimas dėl būsto paskolos – tai ilgalaikis finansinis įsipareigojimas.
Todėl labai svarbu atsakingai įvertinti savo galimybės ne tik šiandien, bet ir ateityje. Turinį parengė Lietuvos bankas dirbtinio intelekto pagalba.